Sveiki gyvi. Pirmadienis. Tai va, pirmadienio darbai yra štai reikia sandėlį dabaigti griauti va šitą va langą, jį išsimatuoti ir gal padaryti rėmą, kad čia būtų langas, jį būtų šviesos. Tai čia maždaug 3-4 plytos liko išgriauti. Ir paskui kažką daryti su šito gruzu. Turbūt nešti lauk. Ir žinoma, yra dar vienas langas, bet kurio mes negriausim šį kartą. Kadangi tai yra labai... Va, matot, ten yra grotas, yra išlikę. Tai kur yra grotas, tai ten visur bandysim išgriauti kažkada laikui bėgant. Čia tai pasisekė, yra tik viena plyta, tai lengvai griausis. Ten vat yra 2 plytų ir iš lauko buvo viena plyta užmūryta. Bet yra tokių langų, kur buvo ir 5 plytom užmūryta langai, tai ten teko pavargti. Tai pagrindinis dabar tikslas, tai yra kiekvienoj patalpoj padaryti po vieną langą atvirą, kad ir vizualiai gražiai žiūrėtųsi ir kad šviesos ateitų į vidų. Tai dabar mes turim, tai yra trūksta tenais lango, bet ten nėra grotų, tai reikės padaryti grotas. Čia turim 2, nu, čia jau buvo jie išgriauti, tik tai jau tikrai neužmūrysim. Kažkada ateityje atversim ir po 2 langą. Tai va, tai kimbam prie darbų, parodysim vėliau rezultatą. Bet va, po truputį ir išardysim. Štai mano mažas darbelis šiandien jau baigtas. Atsiveria langas į krūvą plytų. Bet jau viskas jau pravalyta. Švaru, gražu. Čia šitų nusprendžiau negriaut, nes čia išlikę dar kaip ir autentiškos vietos, kur statydavosi langas. O šitas va, čia yra autentika. Arba bent jau labai ankstyvo sovietmečio dalykas. Tai vat į šitą viesą vietą aš įstatysiu, padarysiu naują rėmą ir įstatysiu naują langą. Rėmą pradėsiu daryti greitai. Kadangi lėšų geriem langam neturim, dviem langam, langų gal nedarysim 800 eurų, taip, ne? Darysim 83,5.
Tai va, jau ruošiuosi lėkti namo, šiandien visai anksti. Tai, bet kadangi medienos pritrūkau lango baigimo gamybos, tai va, atkasiau dar per porą kastuvų grindinio. Čia per kamerą nesimatys, bet va taip va jisai nueina į apačią. Toks kraštas belikęs. Čia visur kitur ant keliuko jau yra išvogta. Tai to grindinio tokie fragmentai kaip ir išlieka. Vat ir toliau. Ir va tokia vat linija ir įėjus tuo keliuko. Tai bent jau pakol kas mano planas, tai vat iki šito medžio kažką krapštytis. Toliau ten atradom irgi fragmentus, bet toliau nelysim, taip ir paliksim. Tai va, tokie fragmentukai. Nu, čia jie kažkur kokį 10 cm po žeme yra. Tai kažkiek jau atkasim, kažkiek netkasim. Čia vat nuo krašto grindinio iki vieno, iki kito krašto yra 5,80 cm. Kaip bematuotume, taip vat ir yra. Tai būtų labai smagu, kad čia būtų visur grindinys, bent jau pačioj pradžioj, kad įvažiuoja grindinys. Bet dėja, čia yra tik tai, va, čia kraštas ir tenais kraštas yra išlikęs, o vidurys, kiek tikrinta, nebėra akmenų. Nu, gal koks vienas yra, bet nieko ypatingo. Žinoma, pabandom ir pasijot, paieškoti artefaktų, bet be rusiškų sagų ir gilzių nelabai ką rasi. Tai ką, ačiū šiandien už dėmesį, iki rytojaus. Tai va, šiandien atsivežėm truputį medžiagų dabaigti scenai, malkų turbūt visai žiemai. Tai kraudamas šitas malkas, tai truputį pasitempiau nugarą. Tai truputį vaistų prigėriau. Pasitepiau, tai dabar turiu truputį atėjau dar apsitvarkyti, bet čia vat atrodo, tai dabar kaip iš mašinos tiek išmetėm. Didžiulis sunkvežimis iš tikrųjų buvo prikrautas, tikras jovalas, bet nu nieko nepadarys. Va gavom, nežinau, dar turim idėjų įvairių, metalinius vartus, didžiulius, kur ten vienam žmogui nepakelt. Gavom 4 lapus sandvičo, tai turbūt iš jo padarysim tualetą. Nu, kad kako žiemą būtų malonu. Paletės šitos, jos tokios pastovėja, tai eis į malkas. Kažkas eis į scenos. Ir gavom vat, štai tokią didelę paletę, kurią jau apardėm. Tai ta didžiulė paletė. Vat, dar dabar turbūt pabaigsiu ardyti ją. Čia yra, aš kaip spėju, koks 10x10 brūseliai. Neblogai. Tai ką, einu darbuotis ir parodysiu rezultatą. Štai jau rėmas paletės išardytas, medienos, tai taip pagalvojus, nu ne vieną 10 eurų turėtum sumokėti už tiek medienos. O dar šitie varžtai, bravo, jie čia 15 cm tie varžtai yra. Žinoma, yra lūžančių, bet tikrai juos panaudosim dar. Dar žinoma, yra dar ir jos viršus su iš lentų. Tai jos eis tikrai į sceną, nes tos lentos kažkokio tvirto labai medžio, labai gero. Nu va, paimkim, va, tarkim šitą. Tai čia, nežinau, čia 2,5 storis. Šitų lentų čia taip nemažokai. Tai čia darysim, galvoju, ardyti paletės ir palečių pagrindų daryti, praplatinti tą sceną ant kokių gal 1,5 metro.
Nu, pasižiūrėsim, koks čia ilgis tų lentų ir kaip čia, ką galim padaryti. Sveiki, šiandien yra penktadienis. Tai paskutinė diena, kaip filmuoju, rytoj montuosiu vlogą. Turbūt išeis. Rytoj turėtumėt vakare pamatyti, jeigu man pavyks sumontuoti. Arba kažką sumėtis. Tai šiandien nusprendžiau tokią dieną padaryti truputį turą po vieną patalpą. Ką aš čia veikiu. Čia yra, vat, pavyzdžiui, mūsų visų šių buvusių šitoj vietoj renginių plakatai. Tokią kolekciją turim. Turime čia truputį uniformų. Čia tos uniformos stovi tai laikinai, nes joms surašyma nauja salė, kurią irgi pamatysite bloguose, jeigu tęsiu. Tiesiog pradeda atsibus. Čia mes turim truputį kartų. Čia turim krūtinės ženklų, turim tokių retesnių. Kam įdomu, tai pasižiūrėkit. Turim sagčių truputuką ir turim tokių sportinių medalių. Žinoma, turim truputį šitų kompasų. Dar čia porą uniformų orkestro, kaip matot. Dabartinė orkestro. Truputį maisto visokio ruošimo. Čia šiaip padėta tokie gražūs dalykai. Čia vat ką renku iš peiliukų. Tai va turim tokį truputį retesnį dalyką. Tai kariuomenės peilis. Galima sakyti kariuomenės pirmas peilis, nes šitą iki tol buvo ten Kalašnikovo duotuvai arba kokie nors kone suvenyriniai tie peiliai, kurie būdavo suteikiami kažkam. O čia masiškai gaminamas kariuomeniai peilis. Žinoma, turim truputį ir kepuriukų, beisbolkių. Su kepurėm ir beisbolkėm, pilotėm ir beretėm. Va, šiandien mano darbas. Jau atėjęs pagaminau štai tokį stenduką. Ant jo dedasi, nu jisai dabar nedažytas nieką, nes tik suvirinau. Va tokie va kaušai padaryti iš plastiko. Iš bačiokų, kur būna langų skystis ir panašiai. Jisai, kadangi jį pakaitinė ir jisai tampa minkštas ir iš jo gali formuoti bet ką. Kadangi beretė tai yra toks sudėtingas dalykas, kurie turi turėti savo formą. Tai maždaug bet tai čia turėtų atsirasti visos kariuomenės beretės. Taip, turėtų susidėti visos dalinių beretės ir pilotės ir tapti visai gražiu stendu. Dar nusidažys, pasipuoš, gal kažką dar pakeisiu. Visai negražiai atrodo šitie dalykai, stulpai, bet nežinau kaip pakeisti, kad būtų be jų. Gal tiesiog berečių reikia daugiau. Gal kaip susidės, gal visai nieko bus. Tai va, mąstau apie tokį dalyką. Karo akademijos pilotė. Kaip ir viskas aišku. Ir Karo akademijos pilotė. Karo akademijos pilotės. Čia viena iš pirmųjų. Jinai yra išlenkta. Tokia stilinga, o šita tokia paprasta. Matot, kaip skiriasi. Tai va dėl to ir mes domimės uniformom. Čia va kažkoks metalikas.
Žiūrėk, matai kaip užlenkta. Nu ir ką čia gali būt? Ar ne? Arba čia sujungimas ėjo, arba čia gal šitą vat taip va kaip nors nuvidom. Čia va kas apačioj va. Ne, va čia žemiau kas. Matai kasuvas,